Klaipėdoje patvinusi Danės upė užliejo senamiesčio gatves. Išversta nemažai medžių, nuplėštas vieno pastato stogas. Jūroje vėjo greitis siekė net iki 40 metrų per sekundę. Uostas uždarytas. Prieš piet Baltijos jūroje dreifavęs Norvegijos laivas, kuris plaukė remonto į Klaipėdą ir pakelių sugedus varikliui, buvo išmestas į Palangos paplūdimį ties moterų pliažu. Laive esančius 5 įgulos žmonės ketinama nukelti sraigtasparniu. 4-5 metrų aukščio bangos nuplovė dalį kopų, nukentėjo ir Palangos tiltas. Tilto pradžia įgrūvusio galą kliudė dreifavęs Norvegijos laivas. Dalis Palangos ir pusė Šventosios gyventojų neturi elektros. Šilutės rajone be elektros liko 16 kaimų. Pagėgių seniūnijos Kencių kaime įgriuvus namo kaminui žuvo 13 metų berniukas. Anot civilinės saugos darbuotojų sunkiausia padėtis Klaipėdos rajone, kur iš 600 elektros pastočių veikia tik 90. Sinoptikai šią naktį vėl pranašauja stiprų vėją, gūsiais iki 25 metrų per sekundę. Paryčiui pakilusi audra vertė elektros stulpus, traukė laidus, gadino kitus brangius įrengimus. Šiandien po pietų daugiau kaip 100 000 Lietuvos gyventojų neturėjo elektros energijos. Šalyje sugadinta per 3 000 elektros energijos pastočių. Išvartyti telefonų perdavimo stulpai. Tokį vaizdą pamatėme Širvintų rajone. Čia tas ruožas apie kilometrą išverstas tų senų medinių, o kitur šakos aplaužytos. Jau ant savo sprando patyrėm, jau pusvalandis elektros šviesos nebuvo. Akcinės bendrovės Lietuvos energija direktoriaus pavaduotojas Zenonas Ružinskas užtikrino, jog dirba daug elektrikų brigadų, tačiau dėl didžiulio vėjo šlapdribos dirbti lauke ne tik sudėtinga, bet ir pavojinga. Todėl ne visi galės šį vakar gyventi šviesoje ir įsijungti televizorių. Bus tokių vartotojų, kurie neturės ne tik tai šiandieną, gaila, bet neturės turbūt dar ir rytoj ir poryt, nes yra išverstų daug stulpų, yra sugadintų įrengimų, kurie atstatymui prireiks nemažai laiko. Po pietų elektros energijos neturėjo ne tik Klaipėdos krašto, bet ir Šiaulių, Alytaus, Utenos, Kauno, Vilniaus rajonų kai kurie gyventojai. Kad uraganas be gailesčio plėšė vertė medžius, įsitikinome ir mes. Ši pušis lūžo po minutės, vos spėjus pravažiuoti mūsų automobiliui. Priešgaisrinės apsaugos pareigūnai Panoramai sakė, jog šiandien jų brigados buvo iškviestos daugiau kaip 200 kartų, tačiau ne gaisrų gesinti, o padėti nukentėjusiems dėl uragano. Ugniagesiai padėjo apsemtų namų gyventojams, valė medžiais užverstus kelius. Labai pavojinga situacija Klaipėdos apskrityje, kelyje Klaipėda Šilutė, Šilutė Tauragė. Šiuose keliuose vertomi medžiai ant važiuojamosios dalies. Dėl to gyventojai nevažiuokite audros metu, stenkitės pralaukti audrą gyvenvietėse, namuose, pas draugus ar kur nors kitur. Nes išties pavojus yra labai didelis, nes tie medžiai vartomi ir išvartyti yra labai daugumoje vietų. Įvaryta vėjas Panevėžio apskrityje sustiprėjo iki 22 metrų per sekundę. Rokiškio rajone tamsoje liko Laipgalių gyvenvietė. Netoli Panevėžio Vaivadose vėjas vertė senesnius jau patrešusius medžius ir dar visai jaunas tvirtas egles. Priešgaisrinės tarnybos elektros tinklų specialios gelbėtojų brigados dirbo mieste ir rajone. Ryte ciklonas siautėjo nedidelėje Vaivadėlių gatvelėje. Nuvertė kaminus, nuplėšė gyvenamojo namo dalį stogo. Pasak namo gyventojų tai įvyko staiga. Stogas pakilo ir krito statmenai į daržus. Laimiai, tuo metu žmonių lauke nebuvo. Gelbėjimo tarnybų specialistai mūsų žinių tarnybai sakė, kad daugiausia rūpesčių pridaro virstantys medžiai. Visos tarnybos turi būtiniausių priemonių greitam vėjo vartų pašalinimui. Apie pietus vėjas išvertė dar keletą medžių. Mieste prie prekybos centrų nuvertė kalėdoms pastatytas ir papuoštas egles. Dembavos hidrometeorologinė stotis apie 14 valandą užfiksavo oro slėgio kilimą. Tai, pasak sinoptikų, reikštų, kad vėjas turėtų aprimti Šiaurės Aukštaitijoje. Alytaus ir Marijampolės apskričių rajonuose viesulas įsisiautėjo paryčiais, versdamas medžius, plėšydamas stogus ir elektros laidus. Virbalyje ant pasienio policijos pareigūno vykusio į darbą automobilio nuvirto medis. Mašina apgadinta, bet vairuotojas nenukentėjo. Iki 11 valandos Vilkaviškio elektros tinklų dispečeriai gavo per 30 pranešimų apie nutrauktus elektros tinklus. Daugiausia kaimo vietovėse daugumoje, kadangi ten tokios daugiau vėjas gali, kaip sako, padaryti žalos, tai yra ypatingai daug medžių yra užvirtusi ant laidų ir laidų daug nutrauktų yra.
Apie vidurdienį be elektros buvo likę Gižų, Bardauskų, Gražiškių, Patilčių ir kitos Vilkaviškio rajono gyvenvietės. Marijampolės rajono Igliškėlių kaimo gyventojas Vytautas Mališauskas suskubo uždengti apgadintą namo stogą, nupjauti greta augusias egles, kad siaučiantis vėjas nepadarytų daugiau žalos. Marijampolės ir Alytaus apskrityse gamtos stichija nesužalojo žmonių. Iki pavakario kelininkai pašalino išvirtusius medžius nuo krašto kelių, trukdančius transporto eismą.